miškas, ne viskas. Beras. Būtino nieko šitoje žemėje nėra. Tačiau jei nenorime praleisti gyvenimo įsikniaubę tik į savo padurkus, pasistengti reikia. Pasistengime suprasti, ką šiandien mums gali pasakyti 1863-64 metų sukilimas. Sukilimas svarbus tuo, kad tai kova už laisvę. Tauta egzistuoja tiek, kiek egzistuoja troškimas būti laisvai, kiek ji kovoja už savo laisvę. Tų kovų ištrynimas iš istorinės sąmonės pats tiesiausias kelias išnykimui. Sugrįžkime 150 metų atgal su pagarba abiejų tautų, lietuvių ir lenkų, pralietam kraujui, protėvių drąsai ir atsakomybei. Šių metų rugsėjo 13-15 dienomis vyksta Europos paveldo dienos. Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo projektą 1863 metų sukilimo pėdsakai Šilalės rajone. Kviečiu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorę Sonitą Budvytienę. Labas rytas visiems. Kaip jau vedėjas sakė, yra vykdomas toksai projektas. Kiekvieną rudenį kiekvienas ruduo mokyklų bendruomenės sukviečia gražiem renginiam. Tai rugsėjo 1 ir artėjanti mokytojų diena. Tačiau yra tokių dienų, kurios yra skirtos tautiškumui, mūsų paveldui, kuris įeina ir į Europos paveldą. Taigi šios dienos, kaip jau sakė, Europos paveldo dienos. Ir kad būtų kažkas apčiuopiama, ne tik tai pažygiuotume ir košę pavalgytume, tai buvo nuspręsta padaryti tokią parodiją. Jis prabėgo tiek daug, bet pagalvokime, jeigu nebūtų buvę tada sukilimo, nebūtų pakelta tauta, nebūtų jiems atsiradus vadų kaip Sirakauskas, kaip Kalinauskas, kaip Mackevičius, ar šiandien mes galėtume džiaugti iš laisvę? Taip pat mes galime retoriškai paklausti, jeigu nebūtų buvę vasario 16-osios, nebūtų paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, ar šiandien Lietuva būtų laisva? Ir lygiai taip pat, jei nebūtų buvę pokarių kovų, kurie 10 metų mūsų vaikinai ir merginus kovėsi su okupacinė kariuomenė ir jos satelitais. Taigi laisvė sunkiai kovojama šimtmečiais. Ir ją reikia branginti. Ir tik žmogus, galintis ir žinantis istoriją, žinantis, ant ko pastatyta mūsų laisvės ugnis ir aukuras, gali mylėti savo gyvenimą, gali drąsiai žiūrėti į ateitį. Gerbėmieji, stovim prie labai istorinės vietos Laukuvai. Mėginau ten svečiams, kaip nusprendžiau, kurie yra atvykę iš kitų rajono mokyklų, kad tikrai tai istorinė vieta. Anoj pusėje, dar 1989 metais, pastatyti 3 kryžiai ir kokie jie grubus, jeigu atkreipsi dėmesį praeidami pro šalį. Jie grubus todėl, šakos nupjautos, kad simbolizuoja išdraskytą Lietuvos šeimą. Dalis Sibire, dalis čia okupantų teritorijoje liko. Stovim prie vienintelio tokio paminklo Lietuvoje. Moteris. Ir pažiūrėkit, vėliau prieėję automatas. Moteris ir ginklas. Bet automatas ramybės būseną simbolizuoja. O moteris parimus. Tai moteris kovotoja. Laukuvos Norberto Vėliaus dabartinės gimnazijos buvusi mokinukė, jaunutė išėjusi į mišką, vardan ko, vardan Lietuvos. Ir ačiū, mėlieji, kad jūs šiandien čia esat. Ačiū, kad sugebat stovėt, įdėmiai klausytis, vien savo buvimu, ką sakot, kad jaunimas yra už Lietuvą. Arminai.
šneka, geltonplaukės, puikios visos, šneka vienoj šneka, oras kas šukuoja, saulėje žiolina. Meilė tai neapsimoka! Meilė tai neapsimoka! Būk gudresnis už pirmoką! Būk gudresnis už pirmoką! 1, 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 3! Žengia laukuvos būris! Žengia laukuvos būris! 1, 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 3! Niekas jiems nesutrukdys! Niekas jiems nesutrukdys! Kas nutiko, kur eini? Nieko neatsitiko, nebijok, nieko bloga. Tik žinai, kokią naujieną šiandien išgirdau. Tai išties mums nebereikės jau į dvarą eiti? Nebereikės. Ir žemė, kurią mes dirbame, bus mūsų. Mūsų? Dieve, kokie būsime laimingi. Reikės jaunam jaunoj
ilgas kojas, su kriausiom virvelėm, kad negaliu nei stovėti, anei ir kalbėti, kad negaliu nei stovėti, anei ir. Jūs šiandieną susirinkote paminėti laisvės gynėjų, aišku, ir įvairiais laikais kritusių, ir būtent 63 metų sukilimo dalyvių. Ir iš tiesų tas paminėjimas yra labai skirtingas. Jūs už tai šiandieną toks, jūs susirinkot, jūs atsinešėt plakatus, padainuojat, pažygiavot, pakeliavot. Kiti žmonės tai daro kitaip. Ta vieta reikalauja ir tam tikrų darbų. Prieš keletą metų Laukos miestelio bendruomenė rengė projektą ir buvo numatytas šitų kapinių sutvarkymas, tvoros aptverimas, laiptų padarimas. Mes šiais metais seniūnyje atnaujinom, atstatėm tos 3 kryžius, jau čia buvom susirinkę, juos pašventinom, nuolat prižiūrim. Taigi, ir man malonu žiūrėti, kaip iš tikrųjų žmonės geranoriškai tos darbus taip pat daro ir ne tik savo tiesioginę pareigą atlieka, bet ir ateina į talkas, prisideda. Tai irgi yra savotiškas pagerbimas. Tai aš būčiau mažas, kaip pasarajoja, tai aš būčiau mažas, kaip pasarajoja, tai tavęs dainuoja, tai aš būčiau mažas, kaip pasarajoja, tai tavęs dainuoja, pusarų pulkelis, kartais susakstytas, pusarų pulkelis, kartais susakstytas, pusarų pulkelis, kartais susakstytas, o mano bernelis, kraujas aptaškytas, pusarų pulkelis, kartais susakstytas, o mano bernelis, kraujas Kusminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, paveldo dienos dvasia eiti kartu, dideliam būry. Tai aš galvoju, kad ir sukilimo dalyviai vienijosi ir būdami kartu jie buvo stiprus. Jie nebijojo nieko, nes puikiai žinojo, kad kovoja prieš rusus, kurie mumis engė, neleido lietuviško rašto. Pats svarbiausias dalykas, aš manau, vaikai, kad jūs šiandien atėjot. Daugumą tikrai nematėte šito kalnelio. Yra labai daug Šilalės rajone paveldo objektų. Tai aš visus kviečiu ir galbūt net tradiciją reikėtų padaryti, rudeninį žygį ir aplankyti įdomias Šilalės vietas. Tai aišku priklausys nuo jūsų noro. Ačiū Jums, kad jūs šiandien atėjote. Ačiū, kad jūs buvote. Ir pats svarbiausias dalykas, papasakokite ir kitiem, kad tai yra mūsų rajone šitoks gražus objektas. Turėtų atvažiuoti košę, kareivišką išvirtą mokyklos. Tai aš siūlau tikrai neišsilakstyti dar, pabūti kartu, dar tikriausiai ir kartu padainuoti. Mūsų buvo labai didelė rikiuotė, mes ėjome gale, girdim priekyje dainuoja, o mes gale atsilikę. Tai kai dabar mes esam visi būrie kartu, labai prašyčiau, visi kartu padainuoti, turime dainų žodžius, kad dar kartą pajustumėm dvasią. Now
dar kartą visiems nuoširdus ačiū ir ką jaučiam, tai pasakysiu, viskas buvo išsakyta, tikrai tokių žygių reikia ir noriu padėkoti tiems, kas dalyvauja, kas organizuoja ir įteikti padėkas gerbiamai Sonetai Budvytienei, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriai už pagalbą vykdant projektą Sukilėlių pėdsakai Šilalės rajone. Ačiū. Toliau padėka Aurelijai Bitinieniai. Taip pat už pagalbą vykdant projektą. Meras nori teikti padėką ir Laukuvos seniūnui. Virginijui Ačui, prašom. Toliau padėka jungtiniam Šilalės meno mokyklos ir Šilalės Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tradicinių kanklių ansambliui vadovė Jolanta Bučnienė. Prašom. Padėka Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos bendruomeniai ir direktoriui Vinsui Jurgaičiui už pagalbą vykdant projektą. Ačiū Jums. Toliau padėka Romualdai Laugalieniai už pagalbą vykdant mūsų projektą. Sakyk. Labai šau.